Aš rami, lyg jūra laukianti audrų Liepos vidury su tavimi. Už mus abu. Prasidėjo taip, kad aš pradėjau jausti didelius skausmus kojoje. Iš pradžių prasidėjo kelėnės skausmai kažkaip. Daktarai sakė, kad aš apsimetinėjau, todėl nes jie vieną kartą, kai aš gulėjau ligoninėje, pirmą patį kartą, kai aš atsiguliau, tai man nustatė, kad man yra klubo sąnario uždegimas. Man taip nustatė. Ir paskui, kai antrą kartą nuvažiavau pas daktarus, tai man pasakė, nieko nerado, nes labai daug tyrimų darė. Ir kadangi nieko nerado, todėl pasakė, kad aš apsimetinėjau. Kai jau nusprendė padaryti magnetinį rezonansą, tada jau atsiprašė manęs ta būtent daktarė, kuri man taip sakė. Ir tada jau nusprendė, kad man gali būti tas auglys. Pirmą dieną, kai atsiradau ligoniniai, iš tikrųjų buvo labai sunku, labai emociškai sunku tiek man, tiek mamai. Bet iš tikrųjų, pamačius jumis iš pradžio, labai nenorėjau su nieko bendrauti, bet iš tikrųjų išgirdus ir pabendravus su jumis pamačiau, kad tikrai esate labai šiltas ir geras žmogus. Ir padovanojot, pamenu, laišką, kad parašyčiau. Ir aš iš pradžių labai ilgai galvojau, ko aš noriu, ko aš galiu norėti. Ir sunku buvo sugalvoti, nes mintyse sukosi labai daug keistų dalykų. Bet aš bėgant laikui pasitariau su draugu savo ir su broliu. Ir tai pagalvojom mes, kad ir mokslams bus kompiuteris, ir aš kadangi mėgstu žaisti žaidimus, jau mes dalinomės vienu kompiuteriu su broliu. Tai jau gavos, kad aš norėjau kompiuterio, o prirašiau antrą norą su šuolių parašiutu, nes labai mėgstu ekstremalius dalykus tiesiog, labai norėjau patirti kažką tokio. Jaučiuosi taip, vau, kaip nemoku paaiškinti, kaip jaučiuosi, bet nesitikėjau iš tikrųjų, kad tikrai gausiu tokį gerulį kompiuterį. Norėčiau labai padėkoti gydytojams padėkoti, seselėms padėkoti, chirurgams, visiems. Ne vien dėl to, kad jie stengiasi ir gydo, bet jie tai daro labai atsakingai, kokybiškai ir stengiasi ir visada rūpinasi, ar skauda, ar neskauda. Visada rūpinasi dėl mūsų visų vaikų gerovės. Ir aplamai rūpinasi dėl ne tik kaip gydytojai turėtų galvoj rūpintis dėl sveikatos, dėl visko, bet gydytojai rūpinasi ir dėl emocinės būklės. Dėl visko ir tikrai labai smagu, kad tokių žmonių yra. Nenorėjau pasakyti, kad labai ačiū fondui ir Rimanto Kaukėno. Labai norėčiau padėkoti įmonė Man Vesta už dovaną šuolių su parašiutu ir nuostabią dovaną kompiuterį. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir labai dėkoju.